Kas galėtų būti žalia, geltona ir raudona. Žmonės kalba, ojojoj, kaip čia rūšiuoti yra sudėtinga, kaip atskirti vieną pakuotę nuo kitos. Nu, Vidmantai, kokį jūs sprendimą sugalvojate? Išspręsti mes, ko gero, nuėjom kaip ir visi daugeliu kelių. Prieš 6 metų pradėjome rūšiuoti popierių nuo plastiko. Ir tik tai visai nesenai, praeitais metais, įsigijome dar vieną papildomą konteinerį. Ta prasme, pradėjome rūšiuoti metalą, nes tik tai tada atsirado spirtuvės, aliuminijų ir visam kitam. Na, Vidmantai, kaip suprantu, ne tik tai gražiai stovi 3 konteineriai, bet dar daugiau yra visokių sistemų, kur rūšiuojate. Labai naudingas, mažinantis šiukšlių kiekį renginys. 10 metų be jokių gedimų. Ta prasme, visos maisto atliekos, kokios yra, jos yra sumalamos. Iškės yra įjungiama, paleidžiamas vanduo, ta prasme, ir tikrai sumala bet ką, net ir smulkius kaulus, ta prasme, ir ten ar vištienos, ar dar ką nors. Senos baterijos panaudotos, aš manau, kad čia tikrai nereikia jokių specialių žinių. Tikrai kiekvienas turi suvokti, kad juose yra tikrai daug negatyvaus šarmo. Ir papuolęs tas šarmas be abejo bet kur ir žemė, ta prasme, jisai tikrai daro rimtus pakitimus šitoje vietoje. Stiklas dažniausiai būna prie virtuvės. Tai visas stiklas yra tamsiam kambarėlyje surenkamas, tada sukrauname maišus ir vežame į tos jau taip vadinamus tos konteineriukus, daužome juos tenai. Vidmantai, o iš kur tos žinios, ką kur mesti? Ar tai ateina su laiku, ar kažkaip jūs daug skaitot? Žinot, čia nėra ką skaityti, jeigu iš tikrųjų čia yra bendros žinios ir kiekvienas tai gali išdalinti į kelias grupės tas medžiagas. Nieko ypatingo. Tai va, tai rūšiavimas tikrai nėra jokia problema. Manau, kad reikia turėti tik tai noro. O taip susimetat savo viską. Jo. Ir išvežat. Ja. Ačiū. Ačiū. Iki, sėkmės. Dėkui.